Mėly mano bičiuliai, iš mokyklos į namus eikite per pėsčiųjų perėją ir neskubėkite. Prieš įžengdami į pėsčiųjų perėją sustojame, atidžiai pažiūrime į kairę, dešinę, vėl į kairę, įsiklausome ar neatvažiuoja transporto priemonė. 10 eismo įvykių Statybininkų gatvėje per 2014 metus, keli jų skaudus, perėjose partrenkti žmonės. Po pasipylusių eismo įvykių suskubtas spręsti susidariusią situaciją. Judri Statybininkų gatvėje matomumą mažinantys kelkraštyje palikti automobiliai bei pėsčiųjų veiksmai lėmė, kad Statybininkų gatvė pateko į varingiausių trejetuką. Iš 10 eismo įvykių, 3 eismo įvykiuose buvo pėstieji partrenkti nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje. Priežastis paprasta: vairuotojai neatigus nepraleidžia, nevykdo reikalavimų pėstiesiems. 3 eismo įvykiuose transporto priemonių savininkai rado apgadintą savo transporto priemonės ir 4 eismo įvykiai įvyko keičiant važiavimo kryptį. Avaringiausia gatvė yra Naujoji, tai 2014 metais iš viso 51 eismo įvykis buvo. Antra vieta pagal avaringumą yra Likiškėlių gatvė. Na ir paskui 3 vietą, galima sakyti, dalinasi ta pati Statybininkų gatvė, Juozapavičiaus gatvė. Lietuvos automobilininkų sąjungos prezidentas, saugaus eismo komisijos narys Rimvydas Anusauskas, kurio biuras taip pat įrengtas Statybininkų gatvėje, sako, kad po eismo nelaimių pradėta svarstyti, ką daryti, kad skaudus eismo įvykiai nepasikartotų. Prie visų mokyklų turėtų būti kalneliai pėsčių perėjose. Aišku, pėsčių perėjų ženklai paryškinti ryškia fluorescencinę medžiagą, sakykime, tom lentelėm papildomom. Tai dabar jau tas jau daroma, jau yra padaryta, ypač tose perėjose, kuriuose įvyko įvykiai. Sakykime, rudenį, kai įvyko pirmi 2 įvykiai, kaip pėsčių perėjose prie Jotvingių mokyklos ir prie Volungės pagrindinių mokyklų buvo vaikai sužaloti, tai iš karto, aišku, sukvietėme, iš karto jau sekančią dieną buvo sukviestas saugaus eismo komisijos posėdis. Dabar toliau tas vyksta, bet tokių papildomų priemonių likę jau net ir nenumatoma kol kas, sakykime. Šiuo klausimu tai tokio spyrio, žinot, aš net sunku pasakyti, gal tikrai reikia kardinaliai, kad savivaldybės taryba, kad peržiūrėtų saugaus eismo komisijos darbą ir tiesiog gal net reikia ir tokių pakeitimų, kad kardinalių pakeitimų, tai yra šios komisijos sudėtyje. Dalyje Alytaus miesto gatvių tame tarpe ir minėtoje Statybininkų sumontuoti LED žibintai, tačiau jie šviečia ne virš perėjų, o šone. Planuojama visas avaringiausias perėjas tinkamai apšviesti iki metų pabaigos, tačiau ar tam bus skirta lėšų, kol kas neaišku. Tuo tarpu Volungės pagrindinės mokyklos direktorius Feliksas Žiautas teigia, kad po to, kai spalio mėnesį šalia mokyklos perėjoje buvo partrenktas moksleivis, vaikams vėl pradėta aiškinti, kokie pavojai tyko Judrioje gatvėje. Spalio mėnesį, kai vyko nelaimingas atsitikimas perėjoje, papildomai buvo informuoti mokytojai ir vaikai, kaip saugiai elgtis gatvėje ir kaip ją saugiai pereiti sankryžą, kaip elgtis perėjoje. Kad negalima bėgti, negalima vesti dviračių, reikia apsidairyti, neskubėti ir panašiai. Na, vaikai yra vaikai. Praėjo tam tikras laiko tarpas, jie primiršo, taip sakykime. Tai dabar, žinoma, labai nemalonu, kada primena skaudus įvykiai. Bet dėja, pastarasis įvykis Statybininkų gatvėje pastarųjų dienų vėl privertė dar kartą mokiniams priminti ir tiesiog, paprašym, kad jie pasirašytų, kad jie iš tikrųjų žino tas taisyklės ir turėtų saugiai elgtis gatvėje ir kelyje. Bendrojo lavinimo mokyklose veikia saugaus eismo klasės, tačiau ar jos duoda naudos, neaišku. Todėl galbūt vertėtų moksleiviams skirti pamoką praktinėje erdvėje, kuriems būtų aiškinama, kokie pavojai tyko Judriose gatvėse. Pasiūlymas visiškai geras ir priimtinas ir realus, todėl kad, sakykime, saugaus eismo klasė įrengta kažkur mikrorajono gale, nėra taip patogu. Aišku, čia pamoka žymiai efektyvesnė, kada čia ir dabar įvyksta. Žinoma, vyksta klasėse pamokos, saugaus eismo apskritai, saugios elgsenos pamokos vyksta, bet, sakykime, kaip ir minėjau, pamoka praėjo, sutiko vaikai, su viskas gerai, viskas teisingai, taip ir darysim, praėjo keletas dienų, savaitė ir vėl prisimiršta. Tiesiog matyti reikalingas toks periodiškas darbas, pastovus, nuolatinis darbas. Portalo Alytaus gidas apklausos duomenimis 67% balsavusiųjų pasisakė, kad perėjos privalo būti apšviestos bei įrengti kalneliai.
23% mano, kad pakaktų tik apšvietimo. Per 9% apklaustųjų mano, jog reiktų įrengti tik kalnelius.